Dėl ko kreipiesi ir kas vyksta? Kas neramina? Dėl ko? Ai, Aleksandra, vyksta daug kas. Sakau, labai gilūs tokie pokyčiai, tokia transformacija. Šiaip taip man viskas prasidėjo prieš 2 metus, galiu pasakyti. Taip. Aišku, ten buvo po tokių, su partneriu labai tokių jau dalykų negerų. Man vieną dieną, būtent labai gerai atsimenu, balandžio 28, kažkas į galvą, aš paskui mečiau alkoholį, pradėjo viskas man keistis, žiūriu, kad aš nelaiminga, kas čia yra, kas čia darosi. Išėjau iš savo namų, tiksliau viską palikau, viską. Išėjau viena gyventi, išsinuomavau, galvojau, kaip čia išsilaikysiu, dirbau socialiniam centre, senelių namuose. Ant galo supratau, kad ir ten neman, ir ten mečiau, nes jau perteik. Viskas. Įstojau floristikos mokintis, einu į priekį, viskas. Bet tas man iš vaikystės turbūt su tėčiu. Aš visą laiką sakydavau, ten tėtis toks ir toks, paskui pagalvojau, aš dar baisesnė negu jisai. Jis despotas, griežtas, reiklus, aš tokia pati. Taip, bet tu neleidi savo būti tokiai, tu nepriemi šito. Tu neišgyveni pilnai, yra nuteisimas. Tu nuteisi, tai yra dalis, tai nesi tu, ta prasme, tai nesi tu, bet yra tokia, tokia programa, ne? Toks modelis, ne? Paimtas iš tėčių, koks tėtis toks buvo ir taip toliau. Ir kuo mes labiau vengiam šito, tuo daugiau tai ateina. Ateina ir parodo, sako, žiūrėk, ir tai teisė turi būti. O tu, taip, tiesiog nereikia nei priimti, nei priimti, tiesiog matyti tai, kad tai yra ir be jokio teisimo pilnai išgyventi. Jeigu aš tokia griežta ir despotė, leisti tą energiją būti, tiesiog jinai yra ir viskas. Nedėti jokių etikėčių, jokių analizių, kodėl, iš kur, ar tėtis, ar dar kažką. Tu pastebėk kūną, kai tik ateina tai, ne pas tave, tu jauti, kai ateina tai, taip? Pyktis ateina. Pyktis ateina. Jau. Tu leidi kūnui, ne, per kūną pereiti kiaurai šitą energiją. Pyktis, taip yra, taip jaučiasi dabar. Dabar pykstu ir eik pilnai tą pyktį, pilnai eik į tą pyktį. Žiūrėk, tiesiai į akis tam pykčiui. Juk be šešėlio, viskas, supranti, kad be to šešėlio nesimatytų, kur yra šviesa, ne? Tai tu ir esi ta šviesa, ta meilė. Kai ateina pas tave šešėlis, tas vaikas, gali jį paversti, nežinau, vaiku, žmogumi, dar kažko, ne, kuris ateina. Tai pasižiūrėk, tiesiog kupinomis meilės akimis ir sakyk, ateik, aš tave matau, nestumk, nebandyk išstumti, kažkaip nuneigti, išmesti, transformuoti, kad čia to neturėtų būti, kad čia turėtų būti kažkaip kitaip. Ne, leisk pilnai, tas šešėlis, tas pyktis jis tavo šviesoje ir išsiskaidys, supranti? Jam reikia būti pamatytam. Leisk jam būt pamatomu, neteisk nei to pykčio, nieko neteisi. Žiūri, jis ateina, okei. Aš pykstasi, nežinau, kodėl taip yra. Taip yra, ir dabar toks momentas pykčio. Pamatys, leisk jam pilnai per kūną pereiti. Tai, ką jauti, tas dėmesys, kai tu sakai, aš negaliu susikoncentruoti čia ir dabar, ne? Tai ir yra čia ir dabar tas momentas. Tu matai tą pyktį, tu jį jauti, ne? Ir viskas, ir tavo dėmesys tik į tai turi būti, daugiau niekur. Mintis gali ateiti, kodėl čia kam, gal čia nesąmonė kokią darau, o aš turėčiau būti kažkokia geresnė, švelnesnė, dar kažkokia. Ne.
Ir tavo momentas ir yra dabartis tai, kas vyksta kūne. Juk tu kūne jauti, kaip pyktis ateina, teisingai? Taip jaučiu. Viskas. Leist per kūną tiesiog stebėjimu. Ką reiškia leist? Reiškia stebiu, nebėgu, kažko nedarau, neveikiu, ne? O tiesiog, kol dar nemokama, ne, to nėra to tokio įpročio, to būti dabartyje, tame momente. Tai reiškia, aš pasodinu kūną, ne? Ir būnu su juo meilėje. Leidžiu pereiti šitam pykčiu, aš tave matau pykti, gerai. Aš tave matau. Būk. Ir stebėk, ir tiesiog stebėk viskas, kas ateina, kokia mintis su tuo ateina, kas kūne vyksta, viską, tiesiog žiūrėk kaip filmą. Tiesiog kaip filmą, be teisimo, be komentatoriaus. Tiesiog atsisėdai ir kaip tu atsisėdi prieš televizorių, ne, žiūri filmą. Tai mes dažniausiai komentuojam, ne, tą filmą, tą scenarijų, čia aktoriai blievi, durni, dar kažką tai, bet pakeist negali, filmas nufilmuotas, kadras jau padarytas, viskas. Ir tu tas kaip ekranas tiesiog, vat kaip tas ekranas. Ta erdvė, kurioje viskas reiškiasi. Tiesiog būni, nesikiši. Tiesiog nesikiši. Žiūri. Ir praeina. Aš taip, Aleksandra, aš taip gėdos jausmą, jis dar kažkiek liko. Bet aš savo gėdos jausmą taip, aš pasakiau, sakau, pripažinau taip, man gėda. Taip. Ir man lengviau pasidarė, pradėjau net taip gėdintis. Vieną kartą labai dukterėčia sutrikino, galvoju, kad aš čia, iš tikrųjų aš, galvoju, čia, aš jau čia tolyn tokia jau. Ir mane taip sutrikino, nors mes labai artimi santykiai, viskas, mes labai šilumoj. Ir man taip jinai sutrikino ir galvoju, kas čia yra. Ir aš, jūsų, irgi kai kurių, žmonių, bet būtent kur rezonuojama, kodėl jinai mane sutrikino. Ir aš sakau, aš tu pavydėjau. Ir aš irgi pripažinau ir man lengviau pasidarė. Jo, ir kitą kartą, kai ateis kažkoks pavydas, daug kas labai sako, kad pavydėti yra nuodėmė, ten dar kažkas, tai kad neturėtum pavydėti. Tai yra absoliutus melas. Jeigu tai yra, jeigu tu ateina, dažniausiai net nereikia aiškintis, iš kur nereikia lysti. Protas momentaliai atneš sužaisti kažką, beleką, kad užsikabintum. Jeigu pavydžiu, pilnai pavydžiu. Pripažįsti nuolankiai, aš pavydžiu, dabar taip yra. Ir nieko su tuo nedaryti. Absoliučiai viskas išsiskaido, pasitraukia. Juk žiūrėk, viskas taip arti, žmonės ieško kažkokių išminčių, kažkur ten. Viskas panosiai, viskas antiek arti. Tai tiesiog, kaip dangus, jis neteisė, koksai per jį dabar sunkus debesis užslinko, ne? Ten koks nors juodas, baisus, su žaibais, su lietum, su audra, visa kita. Jis kiauras dangus. Taip ir tu, kai jis neteisė, tai turi būti tie pikti debesis ten sunkus, neturi būti, iš kur jie atėjo, kodėl jie atėjo. Atėjo ir praėjo. Tai, kai ateina, pastebim nuolankiai, okei. Nežinau kodėl. Tai ir yra nuoširdumas, kiekvieno žmogaus nuoširdumas ir yra, aš nežinau kodėl. Protas visą laiką ego, jam reikia už kažko užsikabinti, jam reikia šitą pažaisti, jis nori, kitaip jisai netenka savo tos galios, savo tos prasmės, kurią pats čia ir kuria tą prasmę gyvenime. Jis darys beleką, kad tik tai nusilikti čia, kad aš. Vat pavydžiu, tai gal aš iš vaikystės, tai gal neturėčiau, tai gal tas, tai gal anas. Milijardas variantų. Nesirenki nei vieno varianto. Atėjo, praėjo.
taip kaip pati gamta visa išlaukia, išbūna be teisimo. Kodėl žmonėm gera gamtoje, ne? Tik žmogus pamiršo, kad jo kūnas lygiai toks pats gamtos reiškinys, absoliučiai lygiai toks pats gamtos. Kūnas priklauso gamtai, ne kam kitam. Tau jisai nepriklauso, kaip tam aš, ale tipo ego. Niekam nepriklauso, jis priklauso gamtai. Tai kodėl gamtoje gera, tarkim, žmonės atsipalaiduoja ir štai, kad nėra jokio teisimo, nėra kablelių, nėra etikečių, nėra analizių, nieko. Jeigu per mišką praėjo audra, viskas. Medžiai, krūmai, ten lapai nesidrasko, ar gyvūnai, už ką, kodėl, gal čia karma, gal čia tas, gal anas, ane? Gyvenimas eina, viskas. Atėjo, praėjo. Kai nelieka pasipriešinimo, kai nelieka to etikečių, ateina, kas ateina, labai greitas pasitraukia. Ir jeigu tu pilnai išgyveni su nuolankumu ir netrukdymu tam, gali iš vis visam gyvenimui tai pasitraukti ir pavydas, ir piktis, ir taip toliau. Nes tu priemi, tu nesipriešini. Aš suvokiau dabar, kad nesipriešinu. Ir gerai, pykstu, nelengva. Taip. Bet išbūti su tuo tekstu. Taip, išbūti ir neieškoti priežasčių, nes taip momentaliai tuoj pat užkabina protas. Kitą kartą žinau, kad jo nereiklausyti. Ir vis tiek, aišku, bet tada aš dabar suvokiu, kad aš bėgu, lėkiu, tada, kad tik tai nepabūt reiškia toj būsenoj. Taip. Bet kai aš išbuvau, tikrai, kai pripažinau, vat ir ten su mokytoja, suvokiau, supratau, aš pykstu, nuėjau į tualetą Aleksandrą mokykloje, žiūriu, aš pykstu. Bet Aleksandra, kas tikrai smagiausia, kad man už 10 minučių, man ne už 10, man momentaliai praėjo 5 gal minutės, aš atėjau juoktis pradėjau. Jis sako, ko tu juokies, o aš nežinau, ko aš juokiuosi. Man tiesiog pasidarė juokinga. Gal iš tos situacijos, kad aš užpykau ir supykau ir paskui man staigiai dingo tas pyktis. Tu tiesiog buvai tas momentas, yra pyktis, bet pripažint, kad taip yra, nuolankumas. Ir nesiknaisiot, nežinau, kodėl taip supykau. Kažkas aktyvavosi, ne? Nesvarbu, ar ten programa, kažkas buvo praeitį, neegzistuoja praeitis, nereikia ten lysti, nereikia niekada į šitą momentą pritempinėti praeities. Arba situacijų, arba kas buvo su tėčiu tada, arba ten su mama, arba su kolegė, dar nereikia niekada pritempinėti šitą. Protas tuoj pat momentaliai užsikabina ir pradeda raizgėt, painiot, tada tu daug labai energijos atiduodi tam išpainimui, tai kas čia negerai, tu negyveni gyvenimo, tu tada kažkokius tai sprendi dalykus. Kam tenai atiduoti energiją? Paskui žmonės skundžiasi, kad neturiu energijos, kad pavargau, kad nefaina, kad jaučiuosi ten išsekęs, dar kažką. Stok naisėtis tenai, tiesiog gyvenk tekėjime. Atėjo, pasitikau, yra, nežinau kodėl. Bet dažniausiai visi nori išstumti. Taip tai jau neturi būti. Va, jeigu aš taip bus blogai, tu čia iš vis nieko nesirenki. Jeigu viskas priklauso gamtai, kūnas išmintingas, be proto išmintingas. Ir pas mane vibruoja kiekvieną dieną. Kūnas viską pats žino. Jis viską žino. Kai mes būnam dėmesio su kūnu čia, kas dabar vyksta, kas eina, toks stebėjimas, ne? Viskas. Tada tuoj pat energija sugrįžta. Susinormalizuoja kvėpavimas, širdies ritmas, ne? Viskas tiesiog. Nes tu dėmesį viskas į čianais. Bet jeigu aš dėmesį supykau, ne, arba dėmesys, tu padla, tu ten kurva, arba dar ten kažkas, tai ne, kad, arba aš neturėčiau pykti, arba taip, čia, ir vis tiek energija ten, o čia senka viskas. Taip. Bet Aleksandra, pasiklausau kitų mokytojų, vedlių vadinamo, ne, kelių tokių ir
vaikystės traumas, jeigu tu neišgyveni, niekur toliau nenueisi. Netiesa, melas. Kaip tai va. Aš iš tikrųjų taip, tų traumų vaikystės turi, aš suvokiu, kad viskas to nepakeisi. Bet ateina tos mintis, ateina, tokios vat jos ir galvoju, blemba, Čia vėl, čia dar vienas proto žaidimas, kad užsikabint, kad kažkaip egzistuot, kad būt kažkuom, būt auka, būt patyrusiam traumą kažkadaise, ne? Tai reikia pastebėti, kad jis nori tiesiog žaist. Protas, ne? Kad likti aš. Asmenybė. Aš, mano kančia, mano traumas, mano problemos, mano skausmas, aš dabar nemokėsiu aletipo gyventi, bet to va šitą visą atsekė. Ir tau tai reikia pamatyti nuoširdžiai, kad tai jo žaidimas yra. Tu sakyk, žaisk. Nu žaisk, jeigu tau tai patinka, žaisk, o tai aš čia prie ko. Tiesiog taip jam ir pasakyk. Ar tai tiesa, tu jo paklausk, ar tai tiesa, kad tu man sakai. Vat protui pati savo taip ir sakai. Ar tai tiesa? Aš kaip ir sakau, nu ko tu dabar nori nuo manęs, aš taip pasikalbu einant. Jau jaučiu, kad ateina, aš pati jaučiu, kad ateina. Bet kaip tu jautiesi, kai tu išgirsti, sakai, iš kitų vedlių, kad tos vaikystės traumas? Kaip tu pati jautiesi? Toks jausmas, kad tikrai tai reikia, ne, aš nežinau iš tikrųjų, negaliu pasakyti, nežinau, bet toks pasakymas, kad kol jūs vidinio vaiko neišgydysit, bandžiau aš su savo tą vidiniu vaiku kalbėtis viską. Žiūrėk, atsimeni, aš tau tik neseniai sakiau, kad niekada į dabartį nepritempinėti to, kas buvo. Tai reiškia, tas vaikas tavo vidinis, tai ką tu gali padaryti iš momento. Tai va tai ir yra. Jeigu atėjo kažkoks skausmas, neneigiu jo, pilnai išgyvenu, duodu meilę ir šviesą tam, taip? Atėjo pavydas, nes kai tu pavydėjai, tarkim, vaikystėje, ar tempi, kai tave baudė, taip? Ir tada sakoma, kad tai yra vaikystės trauma. Tau nereikia grįžti kažkur ten į tą vaikystę ir traukti problemą kažkokią, tai kad su tam yra problema. Tu būk momente, atėjo pyktis, pykstu. Duodu šviesą tam, meilę tam, besąlyginę meilę. Tai ir yra tas gydymasis dabar. Tau nereikia apie tą galvoti, tau reikia pasitikti momentą, koks jis yra. Ir jam duoti besąlyginę meilę. Ar tai būtų pavydas, ar tai būtų pyktis, ar tai būtų kerštas kažkoks, tai ar tai būtų belekas. Auka netgi. Leisk ir aukai būti. Viskam absoliučiai. Nieko neišmeti, nieko nenuneigi. Už tai visi ir kenčia, ale tipo, nes vaikystėje tave tas dalis nuneigia tau. Tai va tai tas ir sakoma, reikia neišgydęs vaikystės traumų, tu negalėsi pilnai gyventi. Bet ką tai reiškia? Kaip kiti traktuoja tą vaikystės traumą? Kaip jie, pavyzdžiui, siūlo pradirbti tai? Grįžti kažkur į vaikystę? Aš suvokiu taip. Nu, vat, pavyzdžiui, kai tu girdėjai, ką kalba? Bandžiau, aš aišku pamačiau, vienas dalykas tik tas, dar man patiko, kad aš grįžau ir pripažinau, nes man buvo toks seksualinis buvo, aš labai daug ką slėpiau, bet va tas man padėjo, kad aš pripažinau, buvo gėda. Tai va tas vaikystės, tai ir yra momentas dabar. Dabar, kad ir kas be ateitų, ar gėda, ar skausmas, ar dar kažkas,
pilnai dėmesį būnu su tuo, kas yra ir kaip yra. Viskas. Nekeičiant, neanalizuojant, netransformuojant, neišmetant, neuždedant kažkokių taisyklių, analizių, burtų, praktikų ar dar kažko. Nieko. Tai ir yra pasirūpinimas savimi besąlyginė meilė, duodant savo švelnumą, meilę tam, kas ateina. Ir tada viskas susitvarko ir visos tos neegzistuojančios problemos ir traumos ir visa kita. Niekur nereikia eiti, niekur nereikia, nes protas visada nori keliauti. Jis visada keliauja praeitį arba ateitį. Jis nemoka gyventi dabartį. Tau ką reikia padaryti dabar. Neanalizuoti iš vaikystės, tai atėjo ne iš vaikystės. Kad ir kas ateina, pilna globa, pilna švelnumas, pilnas dėmesys, pilna meilė, pilna šviesa dabar tam, kas yra. Viskas. Fainai, labai. Va to nepagalvojus buvau, kad ir ateina tos iš vaikystės ar ten dar kažkas. Dabar gerai yra dabar. Ir ką? Dabar tavo darbas, tavo vienintelė atsakomybė pasirūpinti savim dabar, taip kaip yra, su meile, švelnumu, su šviesa ir viskas. Aš suprantu, man ir kitą kartą ir juokas ima, kai va dabar tie egzaminai, žinai, aš žinau, kad viskas tvarkoj. Tai va tas protas knysta protą. Gerai, palauk, neapgaudinėk savęs. Tu žinai, kad viskas gerai, bet vis tiek jauti nerimą, teisingai? Jo. Tai čia ir yra tavo tiesa, nenuneik, neuždėk, kad viskas gerai. Reiškia, kai tu sakai viskas gerai, tu nustumi tą dalį, tą šešėlį, patrauk. Nereikia, apšviesk jį, priimk jį, integruok. Jeigu aš jaučiu nerimą, aš matau tave, tu esi. Bet kame, aš sakiau, aš matau tave nerimę, matau, bet reiškia vis tiek Būk, taip, nes tu nuneigi, kam sakyt, kad viskas gerai, jeigu kūnas tavo tai kitaip jaučia. Kūnas tai tavo kitaip jaučia, būk su kūnu, būk dėmesio meilė čia, kaip yra. Kai ateis gerai, tu pati ir jausi, kad gerai, visas kūnas tavo tiesiog dainuos apie tai, kad gerai. Tau nereikės suvaidinti, tau nereikės uždėti etiketės, kad gerai. Tau net apie tai kalbėti nereikės, tavo akis tai išduos, tavo kūno kalba tai pasakys. Kam tau sakyt, kad viskas gerai, bet kūne jaučiu tokį surakinimą? Tau net apie tai nereikės, tu tiesiog iš tavęs sklistai, kad viskas gerai. Tau nereikia savęs įtikint. Tu jauti, tu jauti lengvumą. Bet kai tu viduje jauti nerimą ir sakai, kad viskas gerai, čia savęs apgaudinėjimas yra. Aš supratau, Liuks. Atrodo viskas taip, iš tikrųjų viskas po nosiai, paprasta. Visa išmintis čia, visa meilė čia, visas dvasingumas čia, visas nušvitimas čia, visas pabudimas čia, visko, ko tau reikia, yra šitoje akimirkoje, ne ten kažkur. Viskas yra čia, viskas taip paprasta, kad, nežinau. Bet protas, jis tiesiog į ten, į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn, raizguliniais, taip, kažkaip padaryti, kad būtų svarbiau, kad būtų fainiau, kad būtų dar kažkaip. Tai. Ir tu netenki, kūnas netenka, tada energijos išsiekimas. Ir tada, blemba, sako, viso, pavargau, nebežinau, susipainiau, pasimečiau, dar ten kažkaip. Tai nieko tu nepasimetei. Kūnas tai čia visą laiką, bet to, ką reikėjo te padaryti, duoti meilės čia, momentui, kaip yra. Bet Aleksandra, bet žinai, aš labai džiaugiuosi, kad aš labai save, dėl to labai save pasirinkau iš tikrųjų. Aš visą laiką gyvenau dėl kitų.
Tikrai. Tai kas tai? Taip noras parodyti save toks, kaip kas čia? Nereikia tau šito dabar, nereikia, koks skirtumas. Ne. Jo, bet ne, ir pamiršk tai, ir nereikia. Supratau, čia. Supratau. Kam tau ten knaisiotis, dabar tau gera, tu žiūrėk, kaip tau gera, nes kai tau tu pasirūpini savim, Ir vėl aš naisiuosi. bet tu pastebėjai, viskas okei, meilė ir tam, neteisimas okei, nu pasikna, nu nieko, nu viskas okei. Viskas tau kaip fainai. Tai kai tu pasirūpini savim, tai reiškia prisiemi atsakomybę, tai reiškia, kai tu pasitinki su meilė kiekvieną momentą taip, kaip yra. Ir pasirūpini, vat sako, eik į savo vidų, ne, į vidų. Vat tas kūnas ir yra tavo vidus. Sielos kažkokios nėra kūne. Nu, tai yra absurdas. Perpjau kūną, išmėsinėkit, ką norit, ką jūs ten rasit. Tai ir yra dėmesys vat į momentą. Va čia. Su pagarba, meilė, dėkingumu, nuolankumu, švelnumu. Pasitinku momentą, išgyvenu jį pilnai nestumiant. Viskas, daugiau nieko nereikia. Kaip fainai, paprasta. Taip. Ar lengva? Aš supratau. Ir nieko tokio, jeigu mintis įtraukia, vėl įsipainioja. Momentą, iškart pasirūpinti momentą, okei, įsipainiau, kas jaučiasi, aha, nefainumą dėl to jaučiu, pykti galbūt ant savęs vėl jaučiu, ne, kad įsipainiojau. Ir būni vėl su tuo, vėl reiškia momentas pilnai neteisi, nesakai, kam, kodėl, ai, blet, ir vėl įsipainiojau, ai, ten dūra ar dar kažkaip tai. Ne. Nu, fainuolė. Supratau. Bet vis tiek, mama, tai galvoju, Aleksandra. Tai vis tiek tą galima išlavinti. Nu, tiesiog viską priimti, ateina vėl kokios... Viskas yra savaime. Kaip šitoj gamtoj viskas savaime gražiai dėliojasi. Ta pati energija, kuri rūpinasi, kad saulė šviestų, kad bangos banguotų, kad vėjas pūstų, ne? Kad gėlė žydėtų, kad kūnas kvėpuotų, širdis plaktų, ne? Taip ta pati energija rūpinasi, ar įsitrauks į mintis, sugrąžins tave. Tu tiesiog stebė. Tavo, tiesiog ką gali padaryti, tiesiog, tokie vis tiek treniruotė gaunasi, kad tas dėmesys čia. Ir paskui permės savaime. Ko čia rūpintis? Ateis laikas, tu nežinai, kaip ateis, kada ateis, kas ateis. Ir viskas vis tiek įsisprendžia pačiu geriausiu būdu. Taip, kaip reikia. Ne taip, kaip protas sugalvoja, lūkestį užmeta, bet taip, kaip reikia. Visko bijai, dėl visko pergyvenimo, paskui žiūri, kad viskas įsisprendė pačiu geriausiu būdu. Taip, bet kai pergyveni, nenuneigi, kad pergyveni. Ok. Aš tada supratau, kad, pergyvenasi kažkodėl tai ir stebi, bet tavo vis tiek dėmesys čia ir tu neištaškai, netiduodi savo energijos. Bet jeigu, tai kam tu čia pergyveni, taigi viskas gerai, bet čia vis tiek jauti nefainumą, ne, kūne. Kūnas tai visai ką kitą sako. Ką meluot savo? Sako, nepergyvenk, tai dar kažko nedaryk, bet tu negali, nes, tiesiog tai atėjo kažkodėl tai. Ir čia, aišku, protas greit pristato iš vaikystės, tai trauma, taip išmokyti, tai čia sistema, tai dar kas nors. Kam to? Čia ir visi taip žino, kad, taip, toks žaidimas šitam gyvenime, taip vyksta. Protas visą laiką nori daug žinoti, jam reikia analizuoti, jam reikia žinoti, jam reikia formulių, parabolių, išminčių ir filosofijų ir ko tik jam nereikia. Kam ten atiduoti visą savo energiją? Tikrai pizdu nebeanalizuoti nieko. Viską priimti čia ir dabar. Kaip priimti, tiesiog nemeluot sau, taip. Tai yra dabar taip, jaučiuosi, tarkim, dabar nevykėlė.
Blemba, nu nevyk, nu gerai, nu ateik, nu davai. Pažiūrėk, apimk man visą kūną nevykėlę. Nu, kas tai yra? Ir viskas, ir leidi būtent kažkokia nevykėlė, net neleidi, tiesiog stebi, kaip tokia energija, kas čia iš vis vyksta su tuo. Viskas, nepereina. Visio, kita situacija, tu jau nesijauti, bet savo net mintis tokia net neteina, kad tu nevykėlė kažkokia, arba kažką netaip padarėjai. Kuo daugiau atmeti viską, tuo daugiau ateina viskas. Nu, žiūrėk, sugrįžkite tą vaikystę, kaip maži vaikai, pas juos net idėjos nėra, kad jis ten kažkoks, tai kol jam, nu, vat, tas neprimetimas ateina, ne? Tu ten, va, taip nesielk, nes gėda, žinai, gėda pelėda, nesiožiuok, neverk, žinai, ir va, taip užsislopina viskas. Bet jie pilnai išgyvena. Tai kad mes, kai jau suaugę, mums nebūtina rėkti, ta prasme, kažkur viešoj vietoj, bet tu pagauni dėmesį, va taip, va, ir, pavyzdžiui, jautiesi parduotuvėje, tu kažkoks piktas, dar kažkas eilė tave bėsina, nervina. Tu nieko nesakai ne į išorę, o į vidų. Tai reiškia, pasirūpinu kūnu. Kas vyksta su kūnu? Kas vyksta dabar? Ne išorė ten, blėt, eilė užkniso, aš ten vėluoju, užsičiapkint ant visų varai, ne? Mažas vaikas tai gali daryti, jis iš karto, ir viskas. O tu viskas į kūną, į vidų, kūnas ir yra vidus. Kas čia vyksta? Kas jaučiasi? Pyktis, okei, aš pykstu, nirštu, taip, noriu greičiau iš čia įdingti ir stebi, vis tiesiog stebi, pagauni save stebėti, bet nebari savęs, kad aš pykstu, baru ir ten nekenčiu kažko, tai. Ar ten smirda man kažkoks alkoholikas. Vaikai aiškiai žino, kad nenoriu, ten, pavyzdžiui, ateina, ten giminė suvažiuoja, ten, ant anukai, daug bučki, vaikas nenori bučiuotis, ne? Taigi aš tavo babytė, tai aš tavo tetutė, tai kaip čia dabar Rolandukai nebučiuosi, žinai, o jis nenori. Jis aiškiai parodo, aš nenoriu, man nemalonu, gal tu man smirdi, žinai. Tai čia yra normalu, tai taip ir suaugęs, pavyzdžiui, nenoriu eilėj stovėti. Bet pyktis yra, bet aš jo niekur neslopinu. Aš stoviu, kol stoviu eilėj, galiu puikiai pražiūrėti šitą savo filmą, kaip pykstasi. Visio. Ir jis išeina, kitą kartą tavęs, vapšė netrigerins tokie dalykai. Bet ta situacija kartosis, kol tu nepriimsi, kol tu šviesa neapšviesi savo šešėlio. Su meile. Ateina šešėlis ir parodo tau. Taip, kiek tavyje yra šviesos, supranti? Šešėlis ateina parodyt, kiek tavyje yra šviesos, begalinė šviesos. Tai šešėlis ateina ir tu jį žiūri, tu jį apšvietis, kiek ateik. Ateik į mano šviesą, ateik, aš tave apkabinsiu, ateik, aš tave sušildysiu, ateik, aš tave priimsiu. Va čia ir yra pasirūpinimas momentu, tai ir yra tas vaikystės traumų, kaip sakyt, išgydymas. Pasirūpint momentu, kaip yra. Kad ir kokia tu būsi, žiežula, ragana, ten dar kažkokia. Tai myliu save ir tokį. Nu, fainai. Nebuvo atėjus tokia mintis, kad tikrai ateina iš visokios mintis ir tada priimti, viską priimti. O aš ten kapščiausi, kad kaip ten pradirbti, bandžiau. Nieko nepradirbsi, labai dažnai, labai daug dvasiniai visokie ten vedliai, turi transformuoti, turi kažką pasirinkti, kažką tokį, anokį, Nu ir kas, tu apsimetinėjai, tu gali ant savęs šventumo mestis, kiek tu nori. Ne, taip. Nebūsi tu šventesnis, be šansų. Bet va, tik tiek, kad pasiklausau kai kurių ir visi šneka, kad aš pirmą kartą gyvai, pirmą kartą su tavimi, tikrai nei su kuo man nereikia, to aš nenoriu.
Man yra žmonės, kurie rezonuoja, ir, Taip, tavo vidus žino, patinka man tavo vidus žino, tai reiškia, tavo kūnas jaučia. man ten, Kas man faina, ten ten ir eini, nefaina, neini, viskas. ir tokias krovinus. Jis man tie vaikystės ir va. Nu ir va ir išaiškėjo, matai. O sakau, va taip pagalvoju, einu pas Aleksandrą. Nu, Man tas ir taip paprasta. ir paprasta, ir tu jauti, nu tavo kūnas pats pasirenka, tavo vidus, tau gera, faina, malonu, jauti, eini, ne faina, nemalonu, neini ir viskas. Nu taip ir atrandam tą savo, tą vidinę, sako, ieško to savo vidinio šviesulio ir visa kita. Nu tu stebėjai, kur tau lengva varai, sunku nevarai. Bet tavo Aleksandra man labai pasakymai, va tie, va, reikia, gerai, su tais batais, aš sėdėjau viena, juokiausi. Vis tiek neišėjau, todėl kad nebuvo su kuo išeiti. Dabar galvoju, eisiu viena, vakare eisiu, užsidėsiu ir eisiu. Bet tas toks tavo nuoširdumas, man, tiesiog, va, kas traukia, paprastumas, nuoširdumas, vau. Tai kad viskas labai paprasta iš tikrųjų yra. Labai visi nori komplikuotai kažkaip, labai kažkaip specifiškai, kažkaip specialiai būti išmintingus, specialiai kažkokiu būti, nežinau, kažkuom. Blemba, kaip gera vapšė būti nekuom. Iš vis nesuprast, kas čia vyksta, blemba. Ateina impulsas dalintis, daliniesi, nežinai kam, nežinau dažnai, iš vis nesuprantu kam, kodėl. Ateina va impulsas, tiesiog visas kūnas net virpa, dreba, toks iš malonumo, žinai. Ir viskas, šleptep pasidalinai, gerai, Taigi tu daliniesi būseną. Man nereikia, kad žmogus kažkokį ten išminti ten perimtų. Jis vis tiek, taigi viskas yra energija, pati energija ir pasirūpint, suvairuos taip, kaip reikia, ar kam kaip reikia. Ir dais visiems, kam kaip reikia, tau vienaip, kitam kitaip dais. Ir viskas. Tai pusę valandos prieš konsultaciją kūnas mano pradėjo visas vibruoti. Tikrai paskutiniu metu vibruoja. Akise pas mane tokios kaip būna, kai molekulės tokios, nežinau, kas ten darosi, bet palikau į degultę. Visokie šviesuliukai, kūnas vibruoja. Ir sušilo, bevibruodamas tas kūnas man karštasis pasidarė. Galvoju, prieš konsultaciją, vibruok. Ką žinau. Taip, Nebijau labai spargiai, bet tas buvo, kad toks nerimas. Taip, bet ir tai nuostabu, okei, jaučiasi nerimas, normalu, okei. Myliu ir tave nerime, ateik mano šviesą, ateik. Čia visiems užteks vietos, absoliučiai, bet kokiam šešėliui. Kuo labiau atstumsiu, suprantu, Aleksandra, tuo daugiau vis tiek. Tai pažiūrėk, vaikus taigi taip ir atstumė. Vaikystėje, ten taip nesielk, taip nedaryk, taip gėda, taip negražu, jeigu taip darysi ten kreivom rankom, nieko tau nepavyks ir čia tu prarandi savo galią. Tai pasirūpindamas savo dabartim, reiškia savo momentu, automatiškai ir tas vaikas išsigydo. Tau nereikia ten keliauti kažkur, tai mintimis į tą vaikystę. Tiesiog kaip fainai. Pasirūpink momentu dabar. Duok meilę šviesos bet kam, kas ateina. Tavyje tiek daug tos meilės, tiek šviesos, ateikit visi ištarps mano šviesoje ir meilėje. Bet kuo mes daugiau kažką transformuom, reiškia, mes nesutinkam taip, kaip yra, reiškia. Kūdikėlis gimė, jis elgėsi taip ir jį nuneigia, nereiškia, bet jis yra toks, koks jis yra, bet nuneigia jį. Ir kai mes kiekvieną kartą nuneigiam savo tą šešėlį, vadinamą, kas gaunasi? Kančia, vis tiek tu nelaimingas būni, vis tiek nefaina, negera gyventi. Aleksandra, o jeigu tikrai, kaip tu sakai jau, nei iš jo, nei iš to užeina toks,
viskas gerai, gerai buvo, verk noriu. Verkiu. Taip. Duodu savo verkiu. Anksčiau verkti, ko jėtų. Verkiu, metai paskui. Tai iš viso užeina ir verkiu. Bet užeina, vat, nu, daleiskim, kažkas tai, vat, man reikia daryti piktas, kažkoks nerimas. Kam? Tai ką man atsigulti, gulėti, sakyti? Gerai. Taip, gali net, jeigu yra galimybė atsigult arba prisėst, gerai, nu tai, tugi pavyzdžiui, ką tik buvo, nu, tu sakai, vat iš kur atėjo, bet pažiūrėk, vėl tau pavyzdys, ką tik švietė saulė, ne, tarkim, ką tik švietė saulė ir staiga susirinko debesis iš niekur, nuėjo audra. Nu tai čia irgi tas pats, tu nežinai, iš kur, tugi nežinai, iš kur ten tie debesys surinka, kam jie čia reikalingi, dar kažkam tai. Nu kažkam reikia, tu apie tos procesus, kur tu net nežinai. Gal po to pykčio tau kažkokio, ar dar kažkokia ateis mintis, kažkokia idėja, kur tiesiog generuosis ir pasidarys kažkas tai. Tu nežinai. Tai vat ir nestabdai, nesikiši iš kam, kodėl. Taigi ir sakau, pasitinkimas momento, taip kaip yra, su meilė atėjo ten toksai, koks nors. Ir tu iš karto, dėmesį tenai. Labas, sakai, aš čia, ateik. Bet Aleksandra, tu mokėtų gražiai pasakyti, o jeigu pyktis ir tu negali tiesiog būti tada, nieko nesakyti. Nu nieko, tiesiog dėmesį būk su to pykčiu. Su kūnu. Taip, jaus, kas kūne vyksta. Ir tiesiog stebėk, žiūrėk jam į akis, kad ir kaip, žiūrėk, vaikas į tave ten šaukia, muša, ne, kartais kandžioja, ne, tėvus, nu būna, va taip va, ne. Jeigu tu jį bausi, muši, tu jį nuneigsi, tu jį sužalosi, tu atstumsi jį. Bet jeigu tu tiesiog žiūrėsi tą vaiką, va taip ištiesęs rankas ir leisi jam pačiam nurimti, jis pasitikės tam, jis ateis pas tavis tom rankytėm. Ir jam išnyks viskas. Tai čia tas pats su tavo pykčiu. Aš žiūriu jį, aš tave matau. Jaučiu kūne, kur tu esi, okei. Nukreipiu galbūt dėmesį į kvėpavimą. Bet žiūriu, tiesiog neišvarau jo, nenoriu, kad jisai dingtų, nenoriu, kad jis pabėgtų, nenoriu, kad transformuotųsi, nusišikt. Dažniausiai tėvai neištaria, ten vaikai nori greičiau užčiaupti, nes jiem nemalonu, jie nenori prisimti atsakomybės už savo jausmus. Galbūt jam tam tėvui gėda, jeigu vaikas ten viešoje taip vietoje elgėsi. Jis baudžia savo mylimą vaiką, vietoj to, kad prisimtų atsakomybę pats už savo jausmus, ką jis jaučia. Bet jisai žaloja savo vaiką, jis ir pats nepriema atsakomybės už save. Ir dar vaiką sužaloja. Ir vaiką nuneigia. Save nuneigia ir vaiką nuneigia. O vaikai mums ateina parodyti mus. Jeigu mojuoja, juokiasi, reiškia gerai. Taip, aš savo mojuoju, okei. Tai tas pats ir su rūkimu yra. Nu, o kas tau su rūkimu blogai? Nu, negaliu mest. Nu, kam tau mest? Iš kur jūs iš vis ištraukėt, kad reikia kažką mest? Tik kitą idėją ir kankiniesi. Žiūrėk, kiek žmonių kankinasi, nes aš privalau, nes aš tuomet smirdanti, nešvari, nuodėminga, sveikata sušikta, dar ten kažkas, tai ne, vienu žodžiu. Žiūrėk, ir vėl save muštravoji. Būk momente ir atkris viską savaime. Nustok teist. O jeigu ir ateina tokios mintis ten, teisimo, žiūrėk į tai, žiūrėk, okei. Tai ir yra pasitikimas būt momente, čia tiek visko yra ką veikti momente, nes protui atrodo, kad jam čia nebus ką veikti. Bet kai tu su momentu pasitinki viską, kas ateina, lyg durininkas, žinai, ateikite mano šviesą, ateikite mano rojų. Įsileisk viską į rojų. Kai žmogus įsileis viską, kai tu įsileisi viską į rojų ir tu pragaro neliks, tą pragarą įsileisk į rojų ir ten jisai ištirps ir tas visas pragaras paskęs šviesoje. Bet kol yra dalyba,
Čia rojus, čia pragaras, čia blogai, čia negerai, čia nuodėmė, čia nenuodėmė, čia šventumas. Va už tai jau tokiam visam bardakė žmogus ir gyvena šitam chaose ir nesupranta, kas vyksta. O čia daugiau apart šviesos Dievo meilės, bet nieko neegzistuoja, tik tai. Kad ir kas čia ką bandys sakyti, neegzistuoja ir viskas. O tu ir esi ta meilė ir šviesa ir kiekviename niekur jinai nedingo, nepasislėpė, neužsigožė, nenulindo ar dar kažkur, tai visa tai tik mintis. Tai iliuzija. Štai ir sako, žmogus gyvena iliuzijai, nes, taip ir yra. Bet čia, jo, Aleksandrai, man žinai dabar ateidavo tokios pačiūri tik tokia, daugiau aš televizoriaus nežiūriu, tai tik toką, va. Ir aš taip atėjau tokiam, kai mane jūs užknysat visais tais pasakymai, aš kai kuriuos tik tai, jau tais ten tokiais ar burtais, tada jau man tai visai, bet aplamai, galvoju, užknysat. Noriu, nusibodu. Noriu, atrodo, va čia ramiai, viskas, va čia būtų. Bet ir buvai visada ramiai. Visada buvai, niekur nebuvai nukeliavusi iš ramybės. Tik mintise, dėmesys tiesiog buvo mintyse. Kad aš kažkokios ramybės ieškau, kad aš nerami už tai, kad tai ir negali būti rami, žmogus negali būti ramybės, nes jis neskiria dėmesio čia. Todėl, kad blūdija dėmesio ir energija mintyse. Viskas. Iliuzijos. Taip. Viskuo pasirūpinta šitam gyvenime, viskuo, kokia reikės mintis, jinai ateis, jinai realizuosis. Tu minčių, tu net nekuri minties, žmogus sako, aš galvoju, aš renkuosi, ta prasme, mintis, dar kažką, parodyk tu man, nors vienas tegu ateina ir parodo man, kaip jis tai daro. Čia tokie tušti žodžiai, čia, antiek, tiesiog. Ir kai tu tai matai, toks nuoširdus juokas. Ir atjauta. Aišku, man tas truputėlį padėjo, ten tas, aš ten taip, sakyti frazes, ne? Galvoju, kas čia per nesąmonė, aš save apgaudinėjau, man tokia buvo atėjo, apgaudinėjau. Ir viskas. Ir einu dėmesį čia pabūt, čia kas čia vyksta. O skirt gerai, ten jau buvau, jau žinau, ten jau viso, davai pabandom čia. Ir visur su meilė ir švelnumu savo. Šitas geriau pasidarė. Tikrai dabar juokas ima. Aš suvokiu, Aleksandra, čia ir dabar. Niekas neegzistuoja, čia ir dabar. Savaime susivokia, nėra to aš. Kalbu su tavim ir man taip malonu, man juokas ima. Tiesiog, man gera. Jo. Viskas, daugiau niekai nereikia. Niekai nereikia. Ačiū. Prašau. Prašau.